Štak, ugnyte, ką mes šiandien turim. Labas visiems, šiandien vėl jūs esat Ugnės virtuvėlėje ir šiandien yra be galo laukta mūsų diena, nes mes gaminsime grinuolius sausai brandintus jautienos antrekotinės nugarinės pjausnius be kaulo, kurie buvo brandinti netgi 30 dienų. Porą dienų mes dar juos pabrandinom savo nešiojamam šaldytuve ir atėjo jų laikas. Jos valgysim ne vienus, mes turim įvairių daržovių, kurios pas mus bus paruošta šiek tiek grill. Ir taip pat aš iš mums išsaugojau, atsivežiau prieskonių, be kurių neįsivaizduojamas steikas. Žodžiu, viskas bus aukštoj klasiai kartu su krekenava. O mes šiandien, pažiūrėkit, turime tokį čia šalia lauželį. Man tas skautas, jisai pakūrė viską ir ugnelė kep steiką. O ką aš darysiu? O tu valgysiu. Nes tu labiausiai mėgsti valgyti. Aš labiausiai valgyti mėgstu. Ugne, bet gal visgi prieš pjaustant, ne? Gal dar kol man to nėra ir nemato kažką tai? Antanai, žiūrovai vėl sakys, kad mes su tavim susimokėm. Nu gal mes biški ir... Suprantam vienas kitą be žodžių. Taip. O, pakelkim už tai, kad vyrams visada stovėtų stikliukas ant stalo. O moteris visada duotų išgerti iki galo. Va, toks plotivistas. Taip. Mes čia tau vakarienę ruošiam. Mes tau vakarienę ruošiam. Aš vieną atsilieku. Neatsilieki. Gerk vienas, kad jau taip nori. Mantai, kur tu bėgi? Mantai! Tai aš tau sakau, lip lauk. Man tai tau pačiam nebus gėda paskui. Aš tik pamačiau, kad gali būti trūkumas. Ir žinai, kas yra geriausias dalykas? Tai, kad čia pardavinėja visą parą. Rimtai? Taip. Iš kur tu žinai? Čia Lenkija. Tai tipo Lenkija yra geriausia šalis gyventi? Lenkija yra nuostabiausia, nes pigu, mažas PVM-as ir alkoholis visą parą. Na kągi, tęsėme Ugnytės virtuvėlę ir grill rubriką. Aš manau, kad šias daržovytės būtų labai fainai papilti, taip šiek tiek lengvai pamakačelint aliejum. Turime, ką turime, rapsų aliejų. Antanas išrinko, ką išrinko. Mes taip pat užpilam ūkiškai. Turiu Delicious grill. Ir aš manau, kad su jais paskaninsiu puikiausiai mūsų grill daržovės, nes kas gali būti grill daržovėm, nei grill prieskoniai. Nu ir žodžiu, aš tas daržovytės dar greičiausiai šiek tiek pamasažuosiu. Man irgi galima. Viskas, su jumis čia viskas tampa kuo toliau, to labiau spicy, dėl to aš uždėsiu dar ir chill prieskonių. Atsičilink biškai. Aš šiaip čia esu chill. Žiūrėk dėt. Man tai būk normalus, prašau. Aliejus skatina ugnį, jinai čia sudegins man viską. Pamakaluok dar ten biški viską tam šitą marinatę. Žinai, ką sakė pamakaluok? Darius Maskarūnas, Lietuvos rinktiniai. Bleka, kažką pamakaluojam. Čia yra tiesiog mūsų gyvenimas. Žinai, kaip sako, yra sąmonė ir yra pasąmonė. Va kaip atrodo mano mintis ir kaip atrodo Manto mintis. Va šitaip maždaug skirtumai. Kaip juoda ir balta, aš tai iki šiol nesuprantu, ką mes su tam veikiam kartu. Aš gabiškai sargau autizmu. O, va sako, nevarvink galėjaus. Pati kaip jis savo kurva kibirą. Kaip olimpiados atidarimo pradžioje atletai visi iš pasaulio neša olimpinę deglą, taip aš su karočiu vežu mūsų didžiausią olimpinę viltį, tai yra krekenavos steikus. Nes be jų šitas vakaras būtų tiesiog nesėkmė. Ugnė! Ateina, Ugnė! Kas ateina? Ateina steikai, Ugnė! Steikai krekenavos! Krekenavos steikai, mes jūsų laukiam prieš šitą baltų laužą. Keliaukite čia. Reikia melstis, reikia jos garbinti. Eik, toks gabaliukas, tiesiog su kraujais visku. Ugnė varta daržovės, aš jau norėčiau biškai ugnę apversti, bet apversim mėsą, tiksliau padėsim mėsą. Aš gal nelabai ko prisidėjau, jūs ten filmavote, jūs ten žaksėjo tiesiog iš juoko, traukulių ir viso kito. Aš atėjau, padarysiu savo darbą, padėsim mėsą ir paskui jas valgysiu. Ir viskas. Ačiū. Čia kaip deglą perdavė man irgi.
Kas pasitiko? Meilė, baig verkt. Krekenavos. Atrodo kaip 3D printeris spausdinta mėsa. Jūs rimtai? Kaip gali būti tobulesnė mėsa? Vos nepalaikė. Čia kaip iš kokį, nežinau, reklamų tiesiog mėsa. Na kągi, kolektyvas, paskutiniai potėpiai mūsų gražuoliuose steikuose. Dedam po rimtą gražų sviestą gabalėlį. Gerai, taip tobula. Ant kiekvieno gražuolių Tobulai. Gal juokauji? Tobulai. Nejaugi. Tu gal juokauji? Wow. Tu gal juokauji? Aš norėčiau, kad būtų įmanoma per kamerą perduoti skonį, bet tai yra tiesiog pauosti. Geriau negu tai, ką aš šiaip mėgstu vos. Niekauju, seniai. Mes nebūdami netgi specais, toks jausmas, kad iškepam tobulai šitus Krekenavos steikus, nes jie atrodo taip sultingai, taip apetitingai, kad aš net nežinau, ar aš esu kažką sultingesnio ir skanesnio dar mačiu savo gyvenime. Esi? Ne. Pirma, be jokių padažų. Aš jau matau, kad yra iškepęs. Tiesiog. Seniai, tiesiog. Wow! Wow! Tobula. Atrodo, kaip tobulybė. Aš labai noriu paragauti greičiau mantai. Greičiau mantai smeik. Mes patys iškepėm. Rimtai. Tai yra du dalykai, ko man reikėjo šiandien. Tai yra saplico ir iš to steiko. Biškai stungiai prašneku, bet... Aš galiu perimti eterį ir pasakyti, kad mūsų steikai gavosi tokie sultingi, kad aš net negaliu patikėti. Ir mes nepisam proto. Kad mes sugebėsim šitą padaryti. Jūs pažiūrėkit. Tiesa, seni, pažiūrėk, kokia mesytė. Tu manai, mes juokaujam? Pažiūrėk, kokia mesytė. Mes darom, žinai, integraciją. Taip. Dabar, kai išjungiam kameras, mes nieko nemelavom. Taip, belekas? Seni, tai yra belenkas. Tai yra be, le, enkas. Lenkas. Belenkas. Belenkas. Labai skanu. Dieve, man kaip gerai. Ar čia yra stapimas, kad esam lenkai ir tai yra belenkas? Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.